Bičiuliai, labą rytą. Sausio 19 diena. Žiūriu šitą krentantį sniegą ir galvoju, kad Lietuvos žiema tokia pati nepastovi kaip ir mano žmona. Ryte tik tais atsikėlus švietė saulutė, o dabar patys matot, kas darosi. Taigi, ką šiandien veiksiu? Bandysiu pagauti lydeką. Bandysiu pagauti lydeką vibu. Čia aš vieną kartą kairiuose jau bandžiau. Nu, nieko man tada nepavyko. Tarkim, žuvis buvo neaktyvios. Kur aš esu? Esu Juodlės ežere. Paskutinį kartą čia žvejau turbūt prieš 15-20 metų. Net buvau pamiršęs, kokį gražų mes čia ežeriuką turim. Taigi, chebra, sugrūdau. Žodžiu, mašina ten, pravariau visą ežeriuką. Ir čia dabar turiu tokį liežuvį. Toks metras šiam, metras piam, čia šalia 2 metrai. Tai mintis tokia, kad va tavo liežuvį aš dabar noriu apgręžti. Tai bandysiu aš čia prisigręžioti kečių per visą tą šoną. Prisigręšiu kečių, tada eisiu susirišt meškerės. Nu, gilis nedidelis, tai kad, taip sakant, pailsėtų tos eketės nuo mano triukšmo. Uždusau, kol šito kečių prisigrėžiau. Bet iškaliau kokį 40 kečių. Porą žodžių apie spiningėlius. Tai Lucky Jono C-techas, Zanderis šiam 4 pagalys. Ir Lucky Jono X-techas, Zanderis 7.3 irgi pagalys. Tiesa, brokas. Pirma žūklė ir kamščio nebėra. Nu kaip taip? Aišku, mes čia išbursim. Kažką tokio padarysim. Rytės paprastas, jokių nenecinių nesąmonių. Tai ant Zanderio multas, kaip čia pasakyti, ant X-techo. Šioks toks žieminis multukas. Bet gilis čia, kadangi nedidelis, tai nemėgstu aš tų nenecinių ryčių, man kažkokia nesąmonė. Va tokį rytę kom gerai, kad gilis nedidelis ir, taip sakant, reikia, kad stabdis dirbtų. Nes tiesa, gaudau aš su pintais valais. Nes mano akim žiūrint, tai gilis nedidelis, masalas pakankamai masyvus. Lydeka tą masalą kala stipriai, rimtai. Ir taip sakant, kad nebūtų paskui pats kibiausias wobleris. Tai dėl tos priežasties susireguliuojam, kad prasisuktų stabdžiukas. O čia paprastutė Salmo berods. Paprasta žieminė rytutė, nesąmonių, irgi su integruotu stabdžiuku. Man labai patinka, oras labai pagedo, Lema žadėjo apsiniaukusią dieną, bet sniego kažkaip nežadėjo. Pavadėliai tiek žiemą, tiek vasarą, aš vertinu Titaną. Gal ten tas fluorkarbonas ir gerai, bet užsimeta. Vibas mėgsta užsimest, mėgsta jisai pasigauti valą, mėgsta pasigauti savo paties uodegą. Ir taip sakant, ir 2-3 timtelimų ir jauti, kad kažkas ne taip. O va, su Titanu to nėra. Aha. Paimkim mėlyną nugarą. Ir paimkim va, ryškę citrinukę. Tai čia karus vibukai. Pažiūrėsim, ką čia man parodys. Nu, per dugnas. Va, dugnas.
Kažkas prisistatė. Nu. Ir kasgi. Išsigandau, nelaiku paspaudžiau kamerą. Pirmoji mano lydeka ant vibo. Filkutė, bet taip sakant, kažkelintų smogiukų. Mažylė tu mažylė. Bėk. Galais. Tai buvo kibimas, nu. Gerai, dabar. Jeigu jau buvo bumti, tai kaip ir sakiau. Ta tokia taktika, biškį kitokia. Jam kita. Ir pabandom. Taktika, kaip skaičiuot laiką. Tai pavyzdys. Padariau kilstelėjimą, skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5. Antras kilstelėjimas. 6, 7, 8, 9, 10. Trečias. 11, 12, 13, 14, 15. Ketvirtas. 16, 17, 18, 19, 20. Na ir taip pas tokiais kilstelėjimais skaičiuoju iki 100. Jeigu aš jau nieko nesulaukiau, tada nešu kudašių kitą kitą. Ką dabar ir darau. Čia iš tikrųjų pats pamokina tokias technikas. Jeigu žinau, kad plius minus gilis yra panašus, tai neleidžiu iki dugno, bet iš aukštai nuleidinėjau vibuką. Taip kažkokie 15-20 cm. Nes, nu, jeigu ten kažkur lydekas stovi, tai jam labai apetinskai turėtų pasirodyti tas toks nusileidimas. Sakant, Tadai, ačiū už patarimą. Va. Antra, taip sakant, nu fainai. Antras lydekiuks. Ant to paties mėlyna akaras vibuką. Aišku, tas dydis toks vaikiškas, bet žinant, kad tikslingai pirmą mano lydekų žvejybą ir turėjau dar vieną kibimą, 2 ištraukiau, tai iš viso 3 kibimai, fantastika. Nu, bėk mažylę namo. Ate. Atsimenat filmuką? Ežiukas rūkė.
Tai dabar gaunasi kažkas panašaus, kas Remigijus sniege. Pipėts, neatsimenu, kada esu žvejojęs šitokiam sąlygom. Su tiek sniega, su tiek lipdymo, šito būsiu panašus į senį besmegenį. Ой-ой-ой-ой-ой. А, koks makaronas. Nu, bėk, ieško dažį. Febra, žiūrėkit, parodysiu, kaip eketę galima įsivalyti. Jau kaip ponas ledas padeda eketę įsivalyti. Va, čia eketė. Opa, eketė išvalyta. Ledas nestoras, sniego daug, tai išlinksta ledas ir, ir automatiškai renkasi vanduo, aišku, ir atgaunasi tokia nesąmonė. Nu, aš sakiau, kad žiema kaip mano žmona. Nu, dabar labai ramiai, gražiai sninga. Pats vienas ant ežero, nu romantika. Tikrai romantika. Čia dar pasigrėžiau 10 ekečių, nes jau 3 valandą. Aš manau, kad aš iki 4 pabūsiu ir tiek. Bet vien dėl oro verta. Hebrius, paklausykit. Kada paskutinį kartą girdėjot krentančias snaiges, ką? Nu gerai, kadangi aš čia sėdau ant didesnę gilę, panašu apie 3 metrus, ir aš tą natūralkę tokią nelabai tikiu, nes gal reikėtų tikėti. Tik 3 ištraukiau, 3 ištraukiau, dar vieną pražiopsojau kibimą, tai nu visai, taip sakant, smagu, sakyčiau, kaip pirmą kartą gaudant su dvibukais. Noriu sakyti, nu supratot, ne? Pu. Ką čia užsikabint? Žiūrėkit. Meini, tiki taki, orbiš, morbiš, mikišmak, kelta, boba, žuli, vikt, eik, kukt. Ne. Nu gal kabint ar iš, ne, nu vat, gal šitą. Gal šitą. Čia kitaiskiai. AliExpressas. Aš jau porą metų ruošiaus tais vibais pradėti gaudyti, bet taip sakant, pernai metais nebuvo saugaus ledo man. O šiais metais viskas gerai. Su ledu. Nu, pažiūrim, kad čia tas saldainis darbs. 21 gramas ir taip. Panašu, kad jis turėtų gerai vibruoti. O, užsikūrė toksai. Ar nepasitimas? Kai jau reikia žuklę baigti, tai jau ir saulė ruošiasi išlyst, ką? Kur tu saulėlė motinėlė prieš tai buvai? Kai čia dangus su žemė maišėsi, ką? Taigi, bičiuliai, baigiau žuklę,
Jau paribėjau į krantą. Kečių iškaliau apie panašiai apie 80. Pavargau. Daug sniego sunku eiti. Nu ir ką, ir rezumė, pagavau 3 lydekas ir vieną kibimą dar turėjau. Aišku, lydekos nelegalios, bet kaip pirmam kartui su vibais, tai žinokit, belė kaip užskaitau. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad iškentėt su manim šiandien tą permainingą orą, kaip ir sakiau, kaip mano žmona. Nu ir ką, tam kartu sakau iki pasimatymo ir pasimatysim ant užšalusio vandens. Atia! I lost you from the start. I wish I wasn't